apie moteris. Kaip žmonės maišo iš tikrųjų tikrąją moters prigimtį su ta moterimi, kuri yra prisitaikėlė, kuri yra paklusnė, kuri yra parsidavėlė, kuri yra tyli. Nežinau, nenoriu nieko įžeisti. Renku žodžius. Bet jūs man galit pasakyti, kur jūs manyje matote vyrišką moterį. Tiesiog. Kur? Kiaušių neturiu. Kaip ir tiesiog, kur jūs matote manyje vyrišką moterį? Ar jūs čia maišote vyrišką moterį su savo moterim, kuri yra paklusni, kuri neužsiima kažkokia tokia veikla, drąsia veikla? Vat vyrai, čia jums žinutė. Pagal ką jūs sprendžiate vyrišką moterį? Greičiausiai juk mano patirtis sako, vyrai, tarkim, mane vyrišką moterį laiko, tai yra tie silpnesni už mane energetiškai. Tai vyrai, kurie yra tokie silpni, kurie bando matuoti su savo žmona, mane su savo žmona. Ar įmanoma? Tai jeigu aš būčiau panašiai jūsų žmona, tai jūs greičiausiai gyventumėt su manim, bet ne su savo žmona. Ir kodėl jūs visą laiką norit primatuoti kiekvienam žmogui, vat kaip turi būti? Tai jeigu jūs matuojat, jūs reiškia esat avinas, sistemos aukos mentaliteto avinas. Tarkim, jūs turit savo moterį, jeigu turit savo moterį ir su kuria gyvenat iš dūšios, duša v dušu, tai okei. Tai aš ir esu ne vyriška moteris, aš esu tiesiog kito vyro moteris. Tai nereiškia, kad aš negyvenu poroje, tai nereiškia, kad mano vyras kažkur tai čia nesigano. Mano vyras greičiausiai jisai protų gyvena ir jisai gyvena su ta moterim, kur yra ta jums vadinama moteriška moterim. Su tokia moterim, kaip su manim, yra labai lengva gyventi, bet kartu ir sunku. Bet silpnesni vyrai, jie ir plius jau, kai žinote, kad aš einu prieš srovę, tai dėl to ir pavadinate vyrišką moterį, kuri eina prieš srovę. Ar tai teisinga būtų vadinti? Ne. Mane vyriška moterim būdavo net ir moteris, tos patiklios, paklusnios, parsidavėlios vadindavo. Todėl, kad mes visą laiką dažnai savo
žemą savivertę ar kompleksus ar baimę mes kompensuojame ir užmetam kitam stipriam žmogui kaip tokį šleifą. Tu ne moteris. Nu kaip tai ne moteris, aš moteris. Bet gal aš moku viena savimi pasirūpinti, o tu ne. Tai va ta vyriška moteris. Kur jūs įžvelgiat mane vyrišką moterį? Kad su charakteriu jo. Tai ar jūsų žmona, ar draugai, draugės, ar seserys ne su charakteriu? Su charakteriu. Iš kur jūs ištraukėt, bet kaip ištraukėt? Tai avinų bandos frazės vyriška moteris arba bernas skystas, molis. No. Bet pagalvokite, tą frazę jums juk jie primetė. Tarkim, prieinant gamtoje prie, tarkim, vilkės, kuris saugo savo šeimą, savo nišą. Ir jeigu jinai suplėšo ateinantį svetimą gyvūną į jos lizdą, juk jūs nevadinate vilkės kiaušiais. Nu, ne. Tai kodėl tikrąją moterį, stiprią moterį, drąsią moterį jūs vadinate ją su kiaušiais, kuris sugeba ginti save, savo šeimą, garsiai kalbėti į išorę tam tikrus dalykus, kurie mažai kas kalba. Iš kur pas jumis tą frazę? Tiesiog savo užduokit klausimą. Kodėl? Kodėl jūs taip vartojat? Aš juk neinu žmonių lopais, moliais, nevadinu silpnesnius už save. Nu, man tai yra nepriimtinas dalykas. Bet kai mane pavadinti, tai žiūriu sugebate. Tai vat padariau video prieš tai apie komentatorius, kad atsargiai su savo žodžiais. Kiekvienas turi savo moterį, kiekvienas turi savo vyrą, kaip ir gyvūnijos pasaulyje. Kiekvienas susiranda savo patelę ir tarp gyvūnijos pasaulio ten nėra protų pasirenkama patelė ar patinas, ne, tai yra tiesiog instinktai, tai yra ta cheminis junginys, kur tai yra tai. Sveikas patinas visą laiką rinksi sveiką patelę ir atvirkščiai. O žmonės, būdami ligoti, protinių sutrikimų, fizinių sutrikimų, dvasinių sutrikimų, emocinėmis, prislopintomis emocijomis, tai čia yra vadinas bendros būsenos sutrikimas. Mes renkamės silpnesnį taip pat už save, todėl kad mes galėtumėm save sureikšminti, kad būti biškį aukščiau už kitą. Tai nėra normalus santykis. Kodėl visą laiką mes norime būti aukščiau už kitą? Ir kodėl mes tas, kas yra už jumis stipresnės, užgauliojame? Neva bobas su kiaušiais. Arba nagla. Ar dar kažką tai. Nu gerai, dabar graži daina apie vilkus. Оскал прыжок, прижаты уши. Мы не уйдем в соседний лес. Apie vilkus. Мы с этим лесом родственные души. У нас здесь волчий интерес. Мы пережили все облавы. Добыча делится на всех. Мы перегрызли волкодавов. И вот мы празднуем успех.
juk apsukrus žmogus, juk jisai negali skaitytis bobą su kiaušiais. Mano netgi vairavimas, jis yra, tarkim, jis apsukrus, nu, turiu talentą sukriai vairuoti, užtikrintai vairuoti. Taip pat kaip ir turiu talentą kalbėti. Tai, kas yra viduje, tai, kas yra išgyventa patirtyje. Turiu talentą būti atvira. Tai čia vadinasi, turiu talentą būti drąsi, įvardinant savo klaidas, įvardinant kitų klaidas ir keiskime schemą. O tai čia vadinasi boba su kiaušiais. Aš niekaip nesuprantu, vyrai arba moteris. Будь один, вожак учил щенков, он воем разбудил и поднял всех волков. И как один они завыли, теперь их не остановить. Ведь одинокий волк бессилен, но зная, может победить. Tai va, ir kadangi esu gamtos dalis, vilkė, tarkim vilkė, moteris tigrė, erelis, tai aš savo kalbomis aš būtent keliu iš miego, iš to letargo miego, to savo gentainius, vilkus, vilkės, tigrus, tigrės, erelės, erelius, kad žmonės, mes gimėme atstatyti teisingumą, tiesą, gyventi pagal dorą, pagal sąžinę. Kas gyvūnai už mus padarys? Ne. Mes esame. Mes gamtos dalis, kur žmonės formuoja visuomenę. Mes daugelis žmonių ieško gelbėtojų, mesijaus. Nėra tokio. Kiekvienas mes esame kūrėjas. Ir tas kūrėjo darbas, jisai jungiasi su kitu kūrėju. Per miegančią sąmonę arba per prabudusią sąmonę, suvokiant, kad kas yra ta sistema. Kas yra sistemos struktūra, kaip yra gamtos struktūra. O dabar yra žmonėms sukurta ta struktūra ir jeigu jinai eina prieš dieviškąją prigimtį, prieš gamtos dėsnius, kas ją turi atstatyti? Kažkur kažkas tai mesijus? Nu ne. Mes. Потому что любовь не продается. Пёски на голову, без любви мне холодно. Сердце плавит полова, и для тебя это сердце плавит полова, твои слова вода. Пёски на голову, без любви мне холодно. Сердце плавит полова, и для тебя это kiek yra daug moterų, kurios gyvena su vyrais ir jos yra nemylimos ir jos yra numestos į kampą. O kiek vyrai jaučiasi nemylime savo moterų. Gal prieš pirmą kažką tai teisdami ir smergdami visą laiką pasižiūrėkite į save, į savo tą bendrą formą.
Ir pasižiūrėkite, ką tu duodi be to avino mentaliteto, be to vergiško siauro proto mentaliteto, be prisitaikėlio, be pataikaujančio žmogaus tos charakterio savybėmis. Ką tu duodi žmogau, kokią narsą, drąsą įkvėpi savo partneriui, savo vaikams. Tai tiesiog, kaip jūs galvojate, kas turi keistis? O jeigu jūs čia galvojate, kad einate, tarkim, į komentarus ar aplamai sugebate paprastiems žmonėms parodyti savo tą menkavertišką požiūrį, tą siaurą požiūrį, taigi ir patys pasimaunat ant to. Matyti, jausti plačiai, analizuoti plačiai, visiems turbūt duota, bet ką tu darai, kad tu mąstytum plačiai. Tiesiog, žmogau, mielas, vyras kažkieno, tas žmogus vyro kūne, kur tu matai mane bobišką, tą vyrišką moterį. Dieve. Jūs jausmingesnės moters, yra jausmingų moterų, bet viena iš tų aš esu jausmingesnės moters, tai jeigu aš nebūčiau jausminga, aš nedaryčiau tokių video, nes aš gyvenčiau kaip visi, tokiame pofik stiliuje ir nieko nekalbėčiau apie mūsų sistemos tvarką, apie mūsų žmonių tvarką, apie mūsų charakterius. Ne, nes aš būčiau zombė, avis iš to vieno gardo. O būtent jausminga moteris su ta laukiniška prigimtimi ir jinai rėkia balsu: žmonės, kelkitės, buskit žmonės, ar jūs jaučiat, kas vyksta? Bet ne, ateina kažkas, tai sako, jinai boba su kiaušiais. Jūs nemaišykit jausmingumo, empatijos ir kažkokios lyties jums primestos. Nerodykit savo tą neišprusimo, šaltumo, abejingumo koeficientą. Tai mat, iki mielieji.